Sveiki visi, šiandien parodysiu, kaip su tinklapio veikimo sistema IP-board susikurti subformą be jokių hookų ar panašių dalykų. Taigi prisijungiam savo admin panelę. Tada einam į forums. Pavyzdžiui, aš pasirinksiu laikraščiai. Čia aš naudoju savo tinklapį, tad nekreipkite dėmesio. Bet pavyzdžiui, laikraščiai. Tuomet forum parent nusistatome čia laikraščiai ir čia rašom pavadinimą, koks turėtų būti jūsų subforma pavadinimas. Tai pavyzdžiui, sakykim, ten aš čia parašiau reklamos principų, nes reiktų, kad ateitų žmonės žaist. Tai čia nusistatom pagal save, ko jums reikia, ko nereikia. Next. Čia toliau, sakykime, aš padarysiu, kad adminai galėtų viską. Paprasti nariai matyti, skaityti, pradėti, moderatoriai kaip paprasti nariai ir nepatvirtinti, tik matyti ir skaityti. Saugom formą. Matot, pasidaro toksai dalykas. Išmeta laikraščiai. Aš myliu valgai.ip.lt. Galim pažiūrėti, kaip atrodo dabar forume. Užkraunam ir laikraščiai. Volia. Aš myliu valgai.ip.lt. Nueinam ir čia kuriam temas. Ši pamoka tikrai nebuvo ilga, nes dar IP-board sistemoje esu visai žalias, bet tikrai manau, kad padėjau su ją ir visiems gero padarimo, kad viskas normaliai išeitų. O jeigu turėsit klausimų, tai rašom komentaruose. Su jumis buvo webshelp.eu narys Mr. Aidas.